Ką daryti su akių vokais, jeigu akių vokų oda yra perteklinė? Atradau, kaip galima užsidėti. Mes užsidėkime va šitaip padelį, kad pritvirtintume. Čia netradiciškai, atvirkščiai negu deda Japonės. Tai va. Ir ant kitos akytės susidėkime. Va. Ir jūs visą akių voką apdengsite, pamaitinsite, padrėkinsite ir galite taip pavaikščioti. Bet galime padaryti tokį namelį. Tokį namelį čia absoliučiai aš netyčia atradau, nes mano akių vokų oda, nepaprastai jautri, nepaprastai. Va. Ir padarome tokį namelį. Pasižiūrėkite, va tokią Zorro kaukę padarome. Tai jūs apimate ir viršutinę akių voko dalį ir apatinę. Ir gaunasi toksai ir masažas, ir limfotaka aplink akį.